teisingai žodžius rinkti. Va, rodo recording. Ok, nu tai įrašas prasidėjo turbūt, tai dar kartą tada labas vakaras visiems kapitonams, kurie prisijungė. Gal kažkas prisijungs vėliau, tai įrašą turėsim ir galim pradėti. Tai manau, kad gal mes ilgai ir neužtruksime, greitai perbėgsim. Aš pabandysiu va toj pasidalinti savo ekranu. Taip. Gal matysis kažkas tai. Matosi. Matosi, ne? Aš tik tai nematau, ką jūs matote. Tai reiškia, jūs mano ekraną matote, ne? Vat, skrolinu. Jo, visus tabus, visus tris. Visus tris tabus matote, ne? Gerai. Tai jo, tai dabar galvoju, čia dauguma turbūt jau esate, ir žaidę, tai jokių čia naujovių kažkokių nebus. Nuoroda į tą bendrą ten sistemą, visą rezultatų failą yra įdėta Disc Golf LT puslapyje, kur pagrindinis yra puslapis čempionato, čia viskas yra kaip ir aprašyta. Tai čia aš taip tiesiog žemyn, tai kaip ir, žinot, jau žaisim 6 komandos, rekordiškai mažas komandinis čempionatas, čia taip sutapo tų datų, kad daug žmonių išvažiavę į turnyrus kitus. Tai turėsim tokį kamerinį šitą čempionatą, bet žaisim dar daugiau negu pernai žaidėm. Tai aš gal trumpai parodysiu va čia tam failę, ką mes turim, ar ne, tai čia yra, ir Metrixe visą tai irgi kartojasi, aš galiu netgi gal Metrix atidaryti pirmą turą kokį nors. Tai va čia yra, aišku, Metrixe tas žiūrėjimas, kai visi bendri rezultatai, tai čia nesupranti, kas su ko žaidžia ir taip toliau. Jeigu nori kažką suprasti, žiūrėdamas Metrixe, reikia turbūt grupę atsifiltruoti. Čia matai, kas viens prieš vieną žaidžia, kas porom. Tai daugumoj grupių turbūt suprasi, žinai, jeigu čia stebėti rezultatus. Va, bet visą tai tada atsivaizduos ir šitam, ta prasme, faile. Dabar čia yra puslapis grupio etapo tvarkaraštis vadinasi, tai čia pirmas turas, kuriam parke žaidžiam, nuo kurio krepšio startuoja ir čia grupė va taip. Tai čia pirmas žaidėjas, aišku, prieš antrą žaidžia ir trečias prieš ketvirtą. Čia aš paslėpsiu, šito nebus. Va, ir tada krepšio startinis krepšys. Viena pora, pas mus pora prieš porą žais visą laiką vieni grupėje. Tai, tai taip gaunasi, kitaip nesusidėlioja, tai šitie, aišku, žais greičiau, tai gali žaisti lėtai, nes greit pasivys ten turbūt priekį esančią tą ketvertuką, nes jie žais realiai, kadangi alternatyv tas metimas kas antras, tai čia kaip du žmonės, ta prasme, greitis bus toksai. Bet kitaip čia nesigauna. Tai va, žaisim pirmą dieną 5 turus, tai intensyviai visą dieną visi žaisim visą laiką. Čia kaip matot, šitie, ta prasme, poros, kur porų žaidimas geltonai matosi. Ir šį čia dar galiu tam paslaptį išduoti, čia conditional formatting matot, kas laimės jau kai bus. Čia rezultatai atsiras tik tai, kai pabaigs žaisti. Tai kai pasibaigs žaidimas, tada šitoj lentelėje atsiras jau rezultatai. Tarpinių čia eigoje nesimatys ir laimėjęs rezultatas bus žalias, pralaimėjęs raudonas, jeigu lygiosios, tai bus 3-3 ir jie būdavo tokie geltoni ir liks oranžiniai, geltoni čia. Tai čia tiek tokių techninių dalykų. Čia dar eigoje, jeigu kažkas į tą failą žiūrėsit, mato čia, pavyzdžiui, pirmas turas parke, yra, tai čia yra iš Metrixo rezultatai, tai čia irgi matysis pavardė, čia nepradėta, tai matysit, kad žaidžiama arba baigta, tai kai bus baigta ir čia matysis rezultatas einamasis iš Metrixo ir kiek krepšių yra sužaidę. Tai ta visa informacija čia sinchronizuosi su Metrixu gyvai beveik, su 5 minučių gal vėlavimu maks. Tai bet čia toksai, čia daugiau tų šito atsidarys paskui, kai bus kiti turai eigoje ir yra grupės lentelės, tai čia ta lentelė irgi, kai varžybos pasibaigs, bus sužaistos, tai čia irgi atsiras, kiek taškų laimėjo komanda, kiek tuo metu turi iš viso, dar kadangi
šitam kaip papildomas kriterijus yra taškai porose pelnyti, tai čia irgi yra atskirai dar šitas. Tai tie taškai porose pelnyti, tai čia yra dalis tų bendrų taškų. Nu ir einamojų momentų tada kelintoje vietoje yra komandai, tai čia visą tą matysim. Va, ir paskui bus kitą dieną, tai atsiras toksai irgi tvarkaraštis atkrintamųjų varžybų, tai kur bus pusfinaliai ir finalai. Tai čia dabar tiesiog paslėpta ir ten dar atsiras irgi vietoj tos grupės lentelės, tai toksai pusfinalių ir finalų jau sąrašas, kas su ko žaidžia. Ir paskui atsiras jau kai pabaigsim ir galutinė rikiuotė komandų. Va, dabar kaip žaisim, ar ne? Tai pirmą dieną, kaip ir minėjau, visi žaidžiam mačus po 9 krepšius. Varžybas kiekviena komanda su kiekviena sužais, tai kaip ir matėt, 5 turai, 5 varžybos. Dabar pats formatas, gal kam yra nauja, tai žaisim taip pat kaip visada žaisdavom, tai yra match play, ar ne, tai jeigu žaidžiam 1-1 arba pora prieš porą, tai match play reiškia, kad žaidžiam kiekvieną krepšį atskirai, pagal PDG taisyklės match play, tai galima ten pasiskaityti jas detaliai, čia irgi yra nuorodos į PDG taisyklės ir jeigu ten detalių norisi pasiskaityti. Tai esmė yra tokia, kad žaidžiam iki kol kažkas laimi krepšį, tai jeigu kažkas, nežinau, įputino ir padarė berdį, dvejetas, o kitas jau yra 2 metimus išmetęs, tai jis jau pralošė, nes jau nebegali padaryti berdžio arba panašiai. Tai reiškia irgi, kas yra svarbu, kai jau krepšys yra baigtas, tai reiškia kažkas laimėjo, kitas nebegali mesti. Tai ten būna tų tokių, tai aš davai dar įputinsiu, tai nėra tokio pasirinkimo dar įputinsiu. Jeigu jau pralošiai tą krepšį, viskas, tavo metimai baigėsi. Yra irgi viena taisyklė, kad krepšį žaisdamas visada gali pasiduoti. Tarkim, matai, kad ten tavo varžovas numetė po krepšių, o tu ten įmetė į mišką, bandėjai dar kartą ten išsimesti arba įmesti krepšį neįmetėjai, tai gali pasiduoti. Tik tai irgi vienas yra niuansas svarbus, kad jeigu pasidavė į krepšį, tu nebegali to atšaukti. Tai kartais verta per anksti nepasiduoti, nes kartais nuo žiūrėdamas galvoji, kad kažkas numetė po krepšių ir tu jau nebeturi čia šansų pataikęs į medį, o paskui ateini ir pasirodo, kad pas jį tenai dar 10 metrų putas arba 9. Tai bet jeigu jau pasakei, kad pasidavėjai tą krepšį, tai pasidavėjai, tai ta prasme, tai jis jau yra nebeatšaukiamas. Galima pasiduoti ir visą mačą, tai nepabaigus. Bet, čia jau nežinau, ką reikia sugalvoti, nebenorėt žaisti. Tai va, ir tada kas dar dėl taisyklių, kad jeigu žaidžiam 9 krepšius, ar ne, ir jeigu kažkieno persvara tampa didesnė negu liko krepšių, pavyzdžiui, pirmauja kažkas 3 taškais, o liko 2 krepšiai, tai reiškia, mačas baigėsi, ta prasme, jau nebeįmanoma pavyti, tai ir pabaigėm. Ten rezultato mes taip įmantriai neparašysim, bet paprastai jis ten rašosi, pavyzdžiui, +3 ir skliausteliuose likus 2 krepšiams. +3 skliaustuose 2 pasirašo, tai čia toks būna rezultatų vedimas. Pas mus matysis tik tai +3. Dabar dėl rezultatų vedimo irgi, ar ne, tai vedimas irgi yra parašytas. Tai kaip matysite, va čia Metrics dabar atidariau, matom, kad čia yra tokie dirbtiniai parkai, čia parkas vadinasi komandinio čempionato parkas par 2, 9 krepšiai, back 9. Tai čia pas mus parko pusė, ta miško pusė, arba parko pas mus vadinsis, tai čia yra back 9 molėtų ir front 9 vadinsis vandenvietė, arba vand, ten sutrumpinimas, kurį matysit. Tai čia matom, kad visi krepšiai yra padaryti par 2. Ir mintis yra tokia, kad vedam rezultatus taip. Jeigu, atfiltruosiu, pavyzdžiui, žaidžia Adomas prieš Paulių, ar ne, ir jeigu Adomas išlošia krepšį, tai Adomui rašom rezultatą 3, Pauliui rašom 1. Jeigu sužaidė lygiosiom, rašom 2-2. Ką tai padaro, tai jeigu pas Adomą parašyta 3, tai pas jį matysis +1. Čia tas retas formatas discgolfo, kai plius yra gerai. Tai, o pas Paulių, tai tuo pačiu matysis -1. Jeigu paskui Paulius laimės, jam rašysim 3, Adomui vienetas ir pas juos vėl pasidarys 0-0, ar ne? Tipo ant paro, tai reiškia, pas juos yra lygiosios tarpusavy. Tai va, tai tokia vedimo logika. Dabar rezultatus veda visi visiems. Tai reiškia,
Adomas, Paulius iš poros veda vienas. Rezultatus vedam tik į Metriksą, nes nepabaiga turnyras. Tai iš poros vienas žmogus. Tuo pačiu irgi akivaizdu, pavyzdžiui, jeigu ten Adomas su Paulium jau pabaigė savo žaidimą, ar ne, pas juos ten, tarkim, po ten 7 krepšių skirtumas 3 ir jau jie nebežaidžia, jie vis tiek toliau eina su porų žaidėjais iki galo, kol šitie nepabaigė žaisti. Žodžiu, grupė visa eina kartu, jeigu netgi ir tie, kurie baigė žaisti, jie vis tiek turi baigti eiti kartu su jais žaisti, ne žaisti, bet eiti tiesiog ir taip pat įvedinėti jiem rezultatus. Tai kai jau, aišku, visa grupė pabaigė, tai jau tada pabaigė ir jau gali grįžti į turnyro centrą. Turnyro centras bus, kaip visada, prie už 17 krepšio T, tenai prie toje aikštelėje, šalia 9 krepšio T irgi. Tai dabar porų žaidimas, ar ne? Tai porų žaidimas pas mus, naudojam tą modifikuotą pakaitinio ar pamaininio žaidimo formatą, alternative angliškai, ar ne, alternate. Tai reiškia, kad iš poros meta vienas, meta kitas, ar ne? Modifikuota yra taip, kad pora turi pasirinkti, kas meta nuo starto, tam krepšį, kur jie pradeda, ir tada kitam krepšį nuo starto meta kitas poros žaidėjas. Ir keičiasi kiekvieną starto aikštelę kas antrą metą. Vienas kitas. Tai reiškia, pora turi pagalvoti, kokius krepšius žaidžia, kurie jiem patogiau vienam ir kitam ir susitarti, kuris pradeda. Tai jeigu ta prasme suklysta, vėl baudos yra aprašytos PDG taisyklėse. Tai jeigu ne tas žmogus pradeda mesti, ta prasme, tai baudos yra tokios, aš dabar, tikiuosi nesumeluosiu, kad jeigu išmeta nuo starto ne tas žaidėjas ir grupė supranta, kad ne tas išmetė, tai skaičiuojasi kaip vienas metimas ir tada meta iš naujo tas, kuris turėjo mesti, bet jau gaunasi antras metimas, tas pirmas metimas kaip baudos taškas gaunasi. Bet jeigu išmetė ne tas žmogus ir toliau grupė žaidžia ir niekas nesuprato, kad neteisingai čia jie mėto, tai ta prasme, jeigu jau atliktas antras metimas ir vėlesni metimai, ir kažkada, pavyzdžiui, eigoje vidury krepšio ar pabaigus krepšį susigaudo grupės, kad ne tas vis dėlto pradėjo krepšį, tai tada, bet kuriuo atveju, jeigu 2 metimai padaryti, nesvarbu jau tada, kada suprato, jeigu tai yra ne po pirmo metimo, tai tada baigia krepšį žaisti taip, kaip pradėjo ir gauna +2 baudos taškus. Tai jeigu varžovam labai nesiseka, vis tiek dar gali išlošti savo krepšį, bet šansai mažėja. Tai čia tokie niuansai galbūt taisyklių, ar ne? Tada dabar dar dėl pačios sistemos, ar ne, tai kai mes sužaisime grupės varžybas, tai turėsim jau galutinę pirmos dienos grupių rikiuotę, tai 1., 2., 3., 4. vietos išeis į pusfinalius ir žais dėl medalių. Tai reiškia pusfinalį 1. vieta grupėje žais prieš 4. vietą ir 2. prieš 3. ir tada atitinkamai jau pusfinalių laimėtojai pateks į finalą dėl 1. vietos, o pralaimėtojai žais dėl 3. O grupėje likę 5. ir 6. vietoj 2. dieną žais 2 mačus vieni prieš kitus, 2 kartus, ir tai jų bus bendras sumoj mačas, tas tokios, visos varžybos abidvi susumuos ir tai bus jų kova dėl 5. vietos. 2. dieną pusfinaliai finalai žaisim po 18 krepšių, tai reiškia pilną parką, ir tai pusfinaliai ir finalai bus po 18 krepšių atskirai, o šitom 5. 6. vietai gausis, dvigubas finalas dėl 5. vietos. Dar 1. dienoj galbūt tas svarbus, matau, Mykolas. Gerai, gal Mykolai išduok klausimą tada, jo. Jo, iškart klausimą prie tos pačios temos. 5. 6. komandos sekmadienį žais 2 po 18, tai ar jiems reikės visus 18 ir žaisti, ar, tarkim, rezultatas gali būti 10, 10-2
Ir tada kaip sumuosis, turiu minėti, tu sakai, kad sumuosis abiejų krepšių, tai šitų ratų suma, tai kaip Jo, sumuosis? tai Pilnai dabar, ar ne? ne, tai sumuosis vis tiek. Tai dabar pirmiausia, ar kiek reikia žaisti, tai čia lygiai tas pats principas. Jeigu tavo skirtumas pasidarė didesnis negu lygęs krepšių skaičius, tai tavo žaidimas ir baigėsi toj vietoj. Ir reiškia, tu išlošiai savo tą žaidimą ir pelnei 2 taškus savo komandai. Tai čia tas, kada sustoti žaisti, tas pats principas visiems galioja. Ir jo, ta prasme, tas 18 krepšių, ta prasme, to 5-6 vietos 18 ir 18 žais kaip 2 atskirus žaidimus, tik tai jie sumuosis, tai reiškia, jeigu vienas tas visas mačas yra 2-2-2 taškai, ne iš viso 6 taškai, nu kažkas gali 6-0, tarkim, laimėti. Tai taip pat ir bus, kad tu pelnai 2 taškus laimėjęs savo tą 18 krepšių žaidimą prieš savo varžovą, tai savo komandai pelnai 2 taškus ir paskui po pietų, kai žaisi, gali dar 2 taškus laimėti. Tai reiškia, tas visas jų bendras žaidimas gaus, tas bendras mačas toksai jungtinis gausis 12 taškų vertės. Tai tarkim, jeigu viena komanda laimės rytinį tą mačą 6-0, tai po pietų kita komanda gali atsilošti 6-0 ir išlyginti rezultatą ir tenai arba pagal papildomus kriterijus, kas bus taškai porose pelnyti, bet aišku, jeigu 6-0, tai ir bus po 2 taškus pelnyta, tai tada išeis į peržaidimą, į sudden death, ta prasme, staigios mirties peržaidimą, kuris čia irgi yra aprašytas, tai kurį žais jau numatyta MPO pirmas žaidėjas su FPO ir žaidžia staigią mirtį krepšio ir porų formate žais. Tai 1, 2, 7, 8 krepšiai, čia vandenvietės pusiai. Ir jeigu vis dar neišsiaiškins per tos 4 krepšius, bus lygų, tai tada yra CTP 17 krepšį, kur abudu komandos nariai šitie, kur žaidė sudden death, turi po vieną metimą ir pats geriausias bet kurios komandos, kuris būtų, tai tas laimi. Va, čia gal irgi niuansas komandom, kur turi keitimą, tas MPO1, FPO1, staigaus išgyvenimo, kaip čia parašyta, žaidimą žaidžia tie žmonės, kurie žaidė paskutinę mače. Tai reiškia, į staigaus išgyvenimo žaidimą jų keitimas negali būti padarytas. Tai tie, kurie žaidė paskutinę mače ir atėjo į tą staigaus išgyvenimo žaidimą, tai tie ir turės žaisti. Tai va čia tiek apie tos niuansus turbūt žaidimo. Taip, dabar galvoju, ar dar kažkas liko, ko nepasakiau. Tvarkaraštis yra irgi, dabar aišku, ir Metrikse tos valandos matysis. Jo, ta prasme, Google Sheetsuose šitose tik valandų nesimato, tai čia teks pasižiūrėti į tvarkaraštį arba į Metriks dėl valandų. Bet manau, kad jau nepasiklysim. Tada, atsiprašau, sekmadienį dar turėsim rėmėjo švokisto super žaidimą. Man irgi paslaptis, koks čia bus condish put varžybos, bet kažkas apie patinimą. Ir bus galima laimėti kondicionierių iš švokisto, tai karštą vasarą artėja. Geras prizas. Atsiprašau, labai iškitau gerklę. Tai va, ir tai 15 valandą numatomas finalas ir, kaip ir sakiau, dėl visų vietų ir apdovanojimai numatyti 6 valandą, bet jeigu susisuksim greičiau, tai apdovanojimus darysim, kai būsim visi pabaigę žaisti ir būsim pasiruošę. Va, tai nežinau, ar dar yra klausimų kažkokių, kurių neatsakiau. Daugiau mažiau galvoju, kad pagrindinius punktus paliečiau. Va, matau, klausimą Vytautas turi. Tai... Dar norėjau paklausti dėl baudos, jeigu užbaigia krepšį jau ir dar vis tiek kitas žaidėjas į Putiną, nors jau neturėjo, tai tada +1 jam baudos ant sekančio krepšio turbūt. Čia šiaip geras šitas yra klausimas, jo, logiškai turėtų būti ant sekančio krepšio, nes tas jau pasibaigė, jo, tai yra, jo, realiai treniruočių metimas sekančiam krepšyje, nes šitas jau pabaigtas. Jo, tai gali leisti varžovam paputinti ir paskaičiuoti metimą. Čia juokais.
Jo, kadangi taip, kai kažkas laimėjo, tai tas krepšys baigėsi, tai realiai visi kiti metimai jau yra treniruočių metimai kitame krepšyje. Dar tuo pačiu irgi komandom, kurios turi keitimų, tai kaip jau ir ten asmeniškai sakiau, kai norėsit daryti keitimą, kai tik žinosit, tai mane informuokit kuo anksčiau, nes aš turėsiu rankomis pakeisti žaidžiančius žmonės ir tame šitam Excel'yje ir Matrix'e. Tai dabar Matrix'e 5 turai yra sudėti pagal pagrindinius žaidėjus visi, tai tiesiog jeigu bus keitimų, tai pasakykit, pakeisiu, tai kuo anksčiau žinosiu, to man bus lengviau, bet galit realiai ir tarkim, žaidimą pabaigę pasakyti kitam žaidimui. Tarkim, jeigu antras mačas pasibaigė, jeigu jį pabaigę pasakysite man, kad trečiam reikia pakeisti, tai tikiuosi spėsiu ir pakeisiu visur tvarkingai. Tai tai realiai mes čia turim irgi komandų sąrašą, tai mes, aiškiai, pas mus Tadas beveik 99%, kad nežais, tai realiai mes turbūt neturim keitimo, tai aiškiai turim tik tai Medkirčiai ir Tirli-Pirli, kurie turi po vieną keitimą, 2 komandas, tai lauksiu iš jūsų žinių, kai norėsit padaryti keitimus, tai man asmeniškai pasakyti. Dar dėl 5 vietos, ten to dvigubo žaidimo, tai irgi gausis vis tiek, kadangi yra variantai žaidimo skirtingi, tai vis tiek kažkas žaisite, skirtingai. Aišku, matau, kad sukryto tie variantai, kad MPO pirmas, aš dabar žiūriu, kad čia neteisingas, gal... ne, viskas gerai, atsiprašau, jo. MPO vienas žais 2 kartus, MPO pirmas prieš MPO pirmą žais 2 kartus vienas prieš kitą, tai turės asmeninę dvikovą tokią, kur galės atsilošti, o kiti pasikeis, ta prasme, po poros MPO 2 ir MPO 3 pasikeis vietomis poromis ir vienetus, kai žais. Tai čia tiek apie tą sistemą. Taip, ar yra dar klausimų? Nematau rankų, tai nežinau, tai jeigu visiems viskas aišku, tai turbūt galbūt jaučiuosi viską pasakęs, tai galim tada šitoj vietoje ir pabaigti ir įrašą ir susirinkimą tuo pačiu. Tada linkėsiu sėkmės visiems šeštadienį ir sekmadienį ir gero žaidimo ir gero laiko. Nevėluokim ir, šeštadienį irgi realiai ten susirinkimo kažkokio prieš žaidimą nedarysim, tai aiškiai savo starto vietas žinome, atvažiuojam ir 10 valandą turim būti ant starto ir pradėti žaidimą. Jeigu kažkas vėluoja standartiškai, +4 prie krepšio ir važiuojam. Tai tiek iš mano pusės turbūt.